Tai Paramos vaikams centras kartu su Šeimos santykių institutu ir Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyrium organizavo seminarą, kuris vadinasi Apsaugok mano vaikystę. Ir toks pavadinimas yra kaip šūkio projekto apie ankstyvosios prevencijos ir intervencijos pagalbos rizikos vaikams ir šeimoms modelio kūrimą Lietuvoje. Tai toks kaip šūkis, toks ir projekto pavadinimas, į kurį mes sukvietėm projekte dalyvaujančius savivaldybių 7 darbuotojus ir specialistus iš visos Lietuvos. Tai projekte dalyvauja Vilniaus miesto, Kauno rajono, Klaipėdos rajono, Mažeikių rajono, Visagino ir Zarasų rajono specialistai, kurie atvažiavo kartu su savo tarpžinybinėm komandom į šitą seminarą ir jie jau dalyvauja projekte, mokosi, įvyko apskritojo stalo diskusijos, kurios buvo apibendrintos seminaro metu ir taip pat buvo pristatytas pagalbos modelis, kurį mes norim, kad ir kitos savivaldybės Lietuvoje susidomėtų ir diegtų savo savivaldybėse. Todėl pakvietėm žmonės iš visos Lietuvos ir dalyvavo seminare daugiau nei 100 žmonių. Ir jie domėjosi, turėjo klausimų ir išgirdo pranešimus apie gerąją praktiką padedant vaikams ir šeimoms. Tai seminare didelis akcentas buvo apie bendrą darbą kartu, kad skirtingų žinybų specialistai siekdami padėti vaikui ir šeimai dirbtų kartu. Kartu įvertintų, kokios pagalbos reikia vaikui ir šeimai, kartu planuotų tą šeimą, kartu ją teiktų, dalintųsi, kalbėtųsi ir bendradarbiautų. Tai ir buvo pranešimai apie tai. Taip pat buvo pranešimai apie gerąją praktiką teikiant kompleksinę pagalbą vaikui ir šeimai, kokios problemos kyla ir kaip jas būtų galima spręsti. Pristatytos įvairios paslaugos teikiamos Lietuvoje, kad kitų savivaldybių darbuotojai galėtų išgirsti ir parsivežti tą gerąją praktiką į savo savivaldybės.